Sveiki! Kartais mane, Eduardai, išvysite štai ir tokiam netikėtam formate arba priešingai, labai prastose aplinkybėse. Automobilyje, galbūt renginyje, galbūt kažkokiam susitikime su gyventojais. Šiandieną sekmadienis, tokia pat graži diena kaip ir vakar, o vakar diena ne tik buvo graži, bet buvo ir įdomi. Iki pietų turėjau reikalų su savo kolegomis iš Seimo, iš Europos parlamento, o po pietų vakare buvau pakviestas į Subačiškių kaimo gyventojų susitikimą, kuriame gyventojai išsakė savo rūpesčius ir savo nuogastavimus dėl Subačiškių kaimo liečiančių klausimų. Pats, aišku, svarbiausias klausimas yra šiuo metu Rail Baltikos plėtojimo projekto sprendiniai ir konkrečiai viadukai, kurie kirs Rail Baltiką per Subačiškes arba netoli Subačiškių. Na ir gyventojai su manim pasidalino įdomiais dalykais, kurie, kad ir kaip būtų keista, bet manęs sugeba vis dėlto nustebinti dėl, keistų apklausų arba tiesiog, tendencingai pateikiamų atsakymų, iš kur gyventojai turi pasirinkti vieną, nors galbūt jie nenorėjo iš vis ne vieno iš siūlomų sprendinių. Taip pat Subačiškių kaimo gyventojai pasidalino savo jau, ilgą laiko tarpą juos bekankinančiais skauduliais, tai yra nesibaigiančiomis melioracijos problemomis ir, didelę riziką keliančių vandens tiekimu, arba tiksliau ne riziką keliančių, bet tiesiog nepatogumą keliančių vandentiekio klausimų. Savivaldybė Subačiškių kaime per savivaldybės valdomą Kadlurdos šilumos tinklų įmonė yra įrengusi gręžinį, kuris iki šiol atrodo, kad dar nėra eksploatuojamas. Gyventojai vis dar naudojasi vandens bokšto paslauga ir naudoja savo elektrą tam, kad įjungtų vandens siurblį ir galėtų apsirūpinti vandeniu. Iš tikrųjų keistas būdas 21 amžiuje naudotis vandeniu. Ir esu gyventojų pareigotas, iš esmės pasidomėti šitais klausimais, kodėl nevyksta suplanuoti darbai, tai yra kodėl neaktyvuojamas gręžinys, kodėl gyventojai neprijungti, kur kokia yra problema. Taip pat gyventojas jų pareigotas pasidomėti dėl nevykdomų melioracijos darbų ir dėl amžinų problemų, kurios jos lydi. Ir bene svarbiausias klausimas, į kurį turiu įsijungti gyventojų prašomas, kaip gyventojų atstovas, dėl Rail Baltikos sprendinių. Atrodo, kad gyventojai turi visiškai kitokį matymą, negu turi projektuotojai ir savivaldybė. Ir man nieko kito nebelieka, kaip tik tai įgarsinti gyventojų poziciją ir jų siūlymus dėl to, kaip jie mato šitos problemos sprendimą. Ir bene pati svarbiausia ir aktualiausia žinia man, tai yra po susitikimo Subačiškėse esu įsitikinęs, kad į savo komandą, į savo visuomeninių padėjėjų komandą gavau labai kokybišką žmogų, labai mano gerbiamą žmogų, tai yra buvusi šito kaimo seniūnaitį Arvydą Minelgą, su kuriuo esu pažįstamas daugelį metų ir tie mūsų pažinties metai man yra naudingi ir įdomus tuo, kad Arvydą pažinau kaip labai iniciatyvų, labai atsakingą ir labai rūpestingą bendruomenės atstovą, kaip žmogų, kuriam rūpi daugiau negu jo tik tai pačio reikalai. Tai jeigu, Arvydai, matote šitą mano įrašytą neilgą tinklalaidę, labai džiaugiuosi, kad sutikote, labai džiaugiuosi, kad prisijungėte į mano komandą ir tikiu, kad galėsime drauge nuveikti nemažai darbų Subačiškių kaimo gyventojų labui. O dalykai, kuriuos šiandieną norėjau trumpai aptarti, turi įgauti kojas, tai yra turi gimti iš to raštai, turi gimti iš to klausimai ir labai tikiuosi, kad jau po mėnesio galėsiu su jumis pasidalinti apie tai, kaip man sekėsi atstovauti jūs, atstovauti jums, atstovauti Subačiškių kaimo gyventojams, sprendžiant jų problemas. Štai dabar iš tikrųjų ir pasimatys, kiek tarybos narys turi tikrųjų įgaliojimų ir kiek savivaldybės administracija bei meras turi tikro geranoriškumo ir konstruktyvumo bendraujant su savivaldybės gyventojų išrinktų atstovų. Gražaus jums sekmadienio, pasimėgaukite gerų orų, oras nuostabus, oras šiltas.
Ir iki pasimatymo jau sekančioje mūsų su Eduardu tinklalaidėje, kuri įvyks turbūt neužilgo po to, kaip mes posėdžiausime rugsėjo mėnesio savivaldybės tarybos posėdyje. Gražaus sekmadienio jums.